Mano gyvenimo peizažas panašiai kaip kalnų sritis susideda, regis, iš įvairiausių netvarkingai suverstų klodų. Čia aš aptinku jau mišrę savo prigimtį sudarytą iš lygių instinkto ir išsilavinimo dalių. Šiandien ten atsidengia lemties granito luitai, visur kitur atsitiktinumo griūtys. Stengiausi peržvelgti savo gyvenimą, atrasti jo planą, ištirti jame švino ar aukso gyslą, požeminės upės tėkmę. Tačiau šis visai dirbtinis planas tėra prisiminimų apgaulė. Retsykiais įvykių sandūroje, pranašiškame ženkle. Apibrėžtoje įvykių sekoje man vaidenasi lemtis, bet kai kelių per daug, ji niekur neveda. Panašiai kaip pernelyg didelių skaičių neįmanoma sudėti. Šitoje įvairovėje netvarkoje aš aiškiai įžvelgiu žmogų. Tačiau jo tikroje forma atrodo veik visada iškreipia priverstinės aplinkybės, jo bruožai susidrumščia it atvaizdas vandenyje. Aš ne iš tų, kurie teigia, kad jų poelgiai nepanašus į juos pačius. Jie turi būti panašus į mane, nes jie vienintelis mano matas ir vienintelis būdas išlikti žmonių ar net savo paties atmintyje. Nes skirtumą tarp mirties ir gyvenimo sudaro kaip tik tai, juk miręs jau esi bejėgis išreikšti save veikla ir keistis. Tačiau tarp manęs ir tų poelgių, kurie sudarė mane, yra nenusakoma praraja. O štai ir įrodymas. Aš be paliovos juntu poreikį juos vertinti, aiškinti, duoti ataskaitą savo pačiam. Kai kurie darbai trukę trumpą laiką yra be abejo neverti dėmesio, tačiau ir visą gyvenimą tęsiasi užsiėmimai ne ką reikšmingesni. Pavyzdžiui, dabar, kai rašau šiuos žodžius, man atrodo, jog ne taip svarbu, kad aš buvau imperatorius. 3 mano gyvenimo ketvirtadaliai beje netelpa į tą žmogaus apibūdinimą poelgiais. Begalė mano norų, troškimų, netgi sumanimų yra migloti ir nepagaunami it vaiduokliai. Kita apčiopiama gyvenimo dalis, daugiau ar mažiau patvirtinta faktais, atrodo kiek ryškesnė, o įvykių seka yra tokia pat miglota kaip sapnuose. Aš turiu savąją chronologiją, kurios neįmanoma suderinti su ta, kuri grindžiama Romos įkūrimo arba olimpiadomis. Sykiais mano gyvenimas man matosi, netgi mano akimis žiūrint, toks lėkštas, kad neverta nei gyventi. Ir kad jis nekiek nesvarbesnis už bet kurio kito žmogaus gyvenimą. Ir toks jis man atrodo ne tik tada, kai jie aprašinėjo, bet ir tada, kai jį ilgiliau stebiu. O kartais jis vienintelis ir nepakartojamas, ir todėl bevertis, nereikalingas, nes jo neįmanoma paversti daugumos žmonių patirtimi. Niekas negali manęs apibrėžti. Mano ydų ir dorybių čia niekų gyvų nepakanka. Daugeliau mane paaiškina mano laimė, bet ji nutinka retkarčiais, su pertraukiais, o svarbiausia be priimtinos priežasties. Tačiau žmogaus protui kelia pasišlykštėjimą būti atsitiktinumo žaisliuku, produktų trumpalaikio lemties žaismo,
kuriam nevadovauja joks dievas. Ir kas dar svarbiau, jis pats. Tam tikra kiekvieno gyvenimo dalis. Ir net tokio gyvenimo, kuris nelabai vertas dėmesio, prabėga beieškant egzistencijos esmės, išeities taškų, pradžios.